keliu keliaujant ir pergyvenom, ir kuris ten vienu momentu prapuolęs buvo ir kuris, kaip jie ten, kokie nuotykiai ištika. Tai norėjosi pakviesti jūs, sakau, daug paprasčiau yra kalbėti dideliai auditorijai, ta prasme auditorijai, nei kiekvienam atskirai tą patį pasakoti kiekvieną kartą. Labai ilgai ir daug laiko užimtų tas. Tai sakau, geriau sukvieskim bendruomenę ir vieną kartą visiems papasakokim, arba tiesiog manau, kad dar lengviau būtų klausimais, atsakymais, klausti drąsiai. Vaclovo tokia graži laida yra Marijos radija, klausk drąsiai. Aš manau, kad čia irgi tas formatas labai tiktų. Klausk drąsiai. Tai prasme, kaip atrodo, ką patyrė, ką išgyveno, ką pastebėjo, eidamas tuo keliu. Iš tikrųjų, nemažai tų keliautojų dabar keliauja po pasaulį, keliauja ir tais piligriminiais keliais, bet tos kelionės visada yra unikalios, nes tu patiri pats tam tikrus išgyvenimus, pastebėjimus, sutinki žmonės, kurie vienaip kitaip atsiliepia. Ir tokie kartais maži dalykai, kurie tuos pėdsakus Dievas mėgsta taip labai paslėpti, užtušuoti. Ir einant keliu, tai tokia užduotis yra, kad Dievas prakalbina ne kartą ir mažuose dalykuose, ir susitikimuose, ir pokalbiuose, ir kažkokiam ten lapelį paliktam užrašytam. Tai kaip įžanga gal pats jis kažkaip tai pakalbėjęs ir paskui sakau, drąsiai klauskim, drąsiai dalinkimės, te bus tas vakaras toks atviras ir pokalbėms ir išgyvenimams, tuos, ką patyrė, ką išgyveno, pasidalinti tuo. Dėkui klebonui Tomui už tokį pristatymą. Išeini kelionė ir išeini, va čia yra piligrimų, su kuriais mes vaikštom. Ir vaikštom pradedant gegužės mėnesį, baigiant rugsėjį. Kai kada ir ilgiau užtęsiam, tai išeini ir pareini, viskas tvarkoj. Tik tai vienas dalykas, kiekvieno kartu, kai išeini, kitoks kelias būna. Tai ir kitoks bendravimas, kitokias patirtis, kurias parsineši iš tenai. O šiaip tai visumoje, jeigu pats pasikeitė, tai pasikeitė galbūt pačiam tikėjimui. Ir kitas dalykas, aišku, yra bendravimas, subendravimas. Tai jis visoks yra ir kartais šlifuotis reikia ir panašiai, čia nieko nepadarysim. Toks yra gyvenimas, mūsų įvairius yra Viešpats sukūrė. Ten šitą, tai tą įvairumą, juo reikia ir džiaugtis. Ne tik tai, kad pasakyti aš, mano dėžė ir iš mano dėžės eikit lauk. Čia politikai gali tai pasakyti, o šiaip tai žmonės tai turbūt šitą neprivalu tokios dalykus, net apie tai galvoti, ne tik tai, kad, sakykime, išreikšti. Tai dėl pačių kelionių ir bendravimo, tai čia aš matau, yra žmonių, su kuriais keliaujam, tai čia nieko tokio nebūtų kažkas tai stebuklingo. Išeini ir pareini. Čia yra toks paprastas, jeigu fiziškai žiūrėti, tai yra toks labai paprastas dalykas. Tai tik tai vienas dalykas, ką gauni kelionėje. Tai va tas gavimas, aš kiek žiūriu nuo pat pradžių, 16 metus, kai aš prisimenu, kai po Žemaitiją 1000 kilometrų vaikščiojau, tenai tai buvo toks išeini erelis. Maždaug tai po 10 dienų erelio nebelieka, ir pradedi normaliai galvoti. Šiaip tai visą tai, kas buvo tokia kitaip įsivaizduojama, kitaip supranti ir atrodo, kad čia, kas čia per dalykas, tai yra labai normalu, tai yra labai paprasta, suprantama. Išėjai į kelionę, išsinešiai į save ne tam, kad tik tai egoistiškai su savim bendrautum, bet išsinešiai į save tam, kad galėtum pasikalbėti su tais, kurie eina greta bet kuriuo momentu, net jeigu žmonių aplinkui nėra. tą dalyką, kai patiri, kad su tavim eina, tai
Aš tą jau 16 metais šitą pastebėjau. Tai tada įvyksta kažkoks tai toks atsitraukimas nuo visų savo išankstinių pozicijų, pradeda viską griauti ir statyti iš naujo. Nes iš tikrųjų yra apie ką pagalvoti, yra iš tikrųjų persvarstyti, o kaip reikėtų netgi, sakykime, toks paprastas dalykas melstis. Malda yra toks sudėtingas dalykas. Ten, kad taip apibrėžti tik tai dabar keliais žodžiais, va taip, neišeina. Bet yra vienas dalykas. Jeigu pats kalbėsi ne su savimi, kalbėsi, kuris realiai čia yra šalia, jis realiai yra, tai visiškai kitoks santykis susiformuoja ir visiškai kitaip tave formuoja. Tas santykis pats, jis neišvengiamai formuoja kitaip. Tai buvo 16 metais, bet tada dar nedaug užgauta buvo. Po to 17 metai atėjo, prasidėjo iš pradžių diena su švenčiausia mergele Marija, o paskui diena su Dievo motina. Tenai mes pervadinom šitas keliones. Tai jos keitė ir 19 metais pradėjome eiti į Žemaičių kalvariją, su Dievo motina į kalvariją. Ir viskas keitė. Kelionė į Liurdą, iš Liurdo į Santiago buvo užplanuota dar kažkur tai 18 metais. Ir galvojau, kad tuo laikotarpiu 19 metais mes kiekvienais metais susitinkam su kurso draugais. 85 metais baigė, tai tie susitikimai kažkaip tai tęsiasi ir pasakiau tikrai geram draugui, tai jis man siūlo tiesiog. Šitą einam 19 metais, bet sakau, Valdai, aš pasiruošęs jau eiti į Liurdą, į Liurdo iki Liurdo aš negaliu, iš Liurdo, ta prasme, labai ilgai, bet iš Porto aš galiu, jeigu iš Porto, tai sakau, tai pradėkim tada nuo Fatimos. Tai pasižiūrėjo, pakraipė galvą, atstumas išauga, nes prisideda daugiau kaip 200 kilometrų. Prie viso to įskaitinis, einant į Santiago, atstumas nėra didelis, 100 kilometrų. Tai kas pradeda prancūziškojų kelių eiti nuo Sario, o kas pradeda eiti nuo portugališkųjų kelių, ne vienas jų yra, ne vienas yra ir iš Prancūzijos kelias, ir per pačią Ispaniją yra keli keliai. Tai iš Portugalijos nuo Tui miesto, Ispanijoje, pirmasis miestas, nuo jo iš esmės užtenka. 100 kilometrų pasivaikščioja ir užtenka, ir popieriuką gausi, bet esmė yra ne ta, ne popieriuką gauti, o kažką tai pasiimti iš tos kelionės. Ir dar vienas dalykas, man galbūt ne tiek aktualus buvo Šventas Jokūbas, tegul jis man dovanoja, man buvo aktuali Dievo motina. Tai jeigu jau mes nueisim nuo Fatimos, nes kažkur tai mintis tokia kirbėjo, gal pavyks kada nuo Fatimos prasivaikščioti. Šitą galimybę ateina, o nuo Liurdo kol kas pasilieka, nes po 19 metų, kai mes su Valdu suvaikščiojom, ten visai kitoks kelias iš Portugalijos, ten yra labai lygu, ten yra gražiai išgrįsti takeliai, yra ir tų takelių, kur dangos nėra, bet jie labai gražiai paruošti yra ten eiti lengvai yra, bet vis tiek verta. Tai iš tikrųjų yra verta ir tenai pasivaikščioti. O visai kita kelionė iš Liurdo, apie ką aš nežinojau, ir nebuvau įskaičiavęs to į, sakykime, tuos planus, kurie jau vėliau susiklostė. Tai iš Liurdo eiti į Santiago nepavyko jau 20 metais, nes 20 metų pradžioje prasidėjo pandemija. Ir ten visos albergės buvo uždarytos. Šiaip tai reikėtų sakyti albergai, nes yra albergė. Tai vyriškos giminės šitą požymis. Bet man kažkaip tai prikibo albergė, ispanai per daug nesipriešina, tai o kodėl ne? Tai tegul ir lieka, bent jau man. Albergės tai yra piligrimų nakvynės namai.
kur galima ne tik tai permiegoti, bet ir maisto pasiruošti. Labai dažnai albergai galima pasiruošti maisto. Jo yra 3 rūšys. Yra parapinis albergis. Ten dažniausiai yra paliekama tik tai auka. Auka prasideda nuo 5 eurų, bet dažniausiai tai yra 10 iki 15 maždaug jau yra šita auka palieka. Municipalinėse albergėse, tai savivaldybių albergėse, jau yra truputį kitokia tvarka, bet tarp kitko kaina yra panaši. Ten šiaip tai nuo 10 eurų, jeigu labai gerai įrengta, turi kažkokius dar papildomus patogumus, tai gali būti ir 15, gali būti ir 20, o vat privačiuose maždaug taip nuo 15 ar nuo 12, 15 reikėtų pradėti skaičiuoti, kad tam nakčiai tiek reikia ir maždaug kai kurios iki 25. Yra albergių, ypatingai privačių, kur kiekvieną vakarą šeimininkas užima atėjusius piligrimus, tenai tai jau jų susirenka net privačiuose namuose, sakykime, būna nuo 30 iki netgi kartais 50-60. Tai būna taip, kad šeimininkai suruošia vakarienę, kad nereikėtų lakstyti ir ieškoti maisto produktų. Yra tokių vietovių, kur tiesiog parduotuvės nėra ir tada esi priklausomas tiesiog nuo šeimininkų ir tada papildomai kažkur tai nuo 12 iki 14 eurų dar už vakarienę reikia palikti ir maždaug 5-8 eurai už pusryčius. Čia irgi priklauso nuo to, kokia ta vakarienė, kokie tai yra pusryčiai. Tenai tai vat, šiuo atveju apie tas albergės, kalbant 20 metais, jų didžioji dalis uždaryta ir praktiškai paskui iš viso nutraukė, kiek mačiau puslapiuose ir skelbiamuose iš piligrimų gyvenimo. Tenai tai teko atsisakyti, 21 metai taip pat prabėgo, 21 metai buvo Jokūbo jubiliejiniai, reiškia atėjus, tu beveik garantuotas, kad tas smilkytuvas didysis tikrai supuosis. Tenai ten šitą, man nepavyko, tenai tai, bet aš nemanau, kad tai didelė bėda, nes jis labai gražiai kabojo katedroj, šitą bazilikoje, tuo metu, kai aš ten buvau, kai nuėjau į Santiago. Tenai tai va ta priešistorija, tenai tokia, ir kad tai nebuvo atsitiktinis, kad vis dėlto eiti ir ne šiaip savo eiti, o gauti, jau iš pradžių gauti ir gerokai per nosį. Tai 2016 metai, kai po Žemaitiją vaikščiojau. Ten buvo irgi įvairių dalykų, tenai ten šitą. Aš kodėl sakau, kad kartais, kad su jumis eina, jūsų nepalieka, jūs esat stebimi, jumis palaiko, tenai jums padeda, su jumis kalbasi, tik tai atkreipti dėmesį reikia kartais į tokius nežymius faktelius, kurie yra, kuriems dėmesio nesukreipti. O paskui, kai pradedi galvoti iš naujo, yra ne taip. Tenai tai pats ryškiausias dalykas buvo, kai iš Kuršėno ėjau į Papilę, 16 metai, tai paprastai, kai eini keliu, iš užpakalio mašinos važiuoja, kelio lygtai užtenka, iš priekio, jeigu mašino nėra, eini kelkraščiu. Bet jo labiau, kad prie pačios Papilės kelkraštis buvo nelabai vykęs ir iš tikrųjų patogiau buvo eiti keliu. Mašina dar toli, sakau, nulipsiu vėliau, o galvoju taip įsakmiai, tiesiog ir labai aiškiai, greitai nuo kelio ir iš karto nulipau. Ir prašvilpė mašina, bet jinai lenkė kitą mašiną, užsimetė per daug ir jeigu nebūčiau nužengęs, būtų nudaužę. Tenai tai ir ką pasakysi. Apsidairiau, nei vieno žmogaus aplinkui nebuvo. Tenai ten šitą, tai čia buvo ko gero vienas toks didžiausiai ir va tada pradėjau visą kelionę perkratinėti 16 metų ir tada kažkaip tai aprėmiau šitą žmogau. Ko tu ieškai? Viskas yra šalia. Tu tik tai kalbėkis ir būsi išklausytas. Ten šitą tai vienas dalykas. Antras dalykas, kalbėkis taip, kad iš tikrųjų su juo atrodytų, kad tu kalbė.
tenai ten šitą tada tu tikrumą pajusi ir bus labai paprasta. Tenai ten šitą šiaip tai nežinau, ar tai teisinga yra, bet man tai labai padeda. Tenai ten šitą ir yra labai patogu nustatyti tą ryšį, tenai kai šitą maldų metu ir panašiai. Tai vat su visom tom kelionėm, kurios šitą brendo Marijos Taikos karalienės bažnyčioje, kodėl ten pradėjau ir kodėl po šiai dienai mes ten ir vykdom. Tai yra susiję dar su senesnė informacija, maždaug apie 2000 metus. Dar mes nebuvom, mūsų darbo vieta nebuvo perkelta iš Tilžės gatvės. Mes dar Tilžės 13 dirbom, Simonaitytė tenai gyveno. Jeigu šitą atsimenat tą, įsivaizduoja tą kampą, tenai tai ir sekmadienį buvo per sumą, tai buvo vasara, tai šitą užėjau į bažnyčią, buvau atėjęs į darbą, nes kažkaip tai tuščiai leisti laiko, jeigu šeimyna niekur neužima manęs, tenai kažkaip tai nei šis nei tas. Tenai ir bažnyčioj viskas dingo, visa masė žmonių, nebuvo kur atsisėsti, galėse stovėjau. Tenai visa bažnyčia dingo, tokios didelės erdvės atsivėrė ir stovėjo matoma. Jinai buvo ne mėlynai apsirengus. Aš iš pradžių net iš karto užsifiksavau tą spalvą, bet visą laiką vykdavo mįslė, o ką tai reiškia. Tai šitą ir paskui ir monsinjoras Ramūnas, o kodėl tau tenai, tai šitą iš tikrųjų reikia pradėti aiškinti, kas yra tenai. Tai vat 16 metais, aš kai grįžau po visos kelionės, visą mėnesį kelionę truko į Žemaičių kalvariją, aš pamačiau jau pats paveikslas, jis yra su rūbais. Tai šitą jo nepamatysi spalvų, kokios yra. O vat reprodukcija yra šitą ant tribūnos. Šitame iškabinta. Ten galima pasižiūrėti. Ir jinai lygiai tokia pat, kaip kad buvo Marijos Taikos karalienės bažnyčia. Tenai ten šitą, tai turbūt viso to pataikiau, reiškia to ir norėjau. Jeigu iš ten išeini ir ateini į vietą, kurią turi užbaigti, nes Žemaičių kalvarija ir buvo tas jau pagrindinis baigiamasis taškas, 3 karoliukai iki Žemaičių kalvarijos, 3 dienos, 3 karoliukai po Žemaičių kalvarijos iki Palangos. O visa kita Žemaičių rožinis, senosios vyskupijos ribomis, taip ir vadinosi visa šita kelionė. Tai vat Žemaičių kalvarija visą tą ratą užbaigė ir atėjau per šventų Joakimo ir Onos dienoj, per jų dieną. Tai va, yra dar vienas taškas, kuris irgi taip gerokai supurtų. Tenai buvo ir daugiau įvykių, ir tokių nedidelių, ir susitikimai su tokiais labai gražiais žmonėmis. Trisytės atsiminimus gavau, leidėjas buvo, tenai ten šitą dabar jau miręs, tenai ten šitą, tai jis pats atėjo ir atnešė. Tenai tai iš tikrųjų, šitą kelionę daug ką paliko, sustatė į savo vietas. Tenai tai Dievo motina buvo pirmiausiai ir aš kažkaip tai Jokūbą per daug dėmesio nekreipiau, nes man pagrindinis akcentas buvo, o vis dėlto kaip man nueiti Dievo motinos keliu. Tai aišku, reikėjo eiti atvirkščiai, tai yra tokių žmonių, kurie tai bando daryti. Tiek iš Santiago eina į Liurdą, tiek iš Santiago eina į Fatimą. Yra ir tokios kelionės. Ten šitą šiuo atveju nereikėtų to stebėtis ir jeigu tik tai poreikis yra, toks šaukimas yra, tenai tai galima ir taip. O vat šitą kelionę, jinai irgi tokia savotiška. Tai aš galėjau išeiti tik tai dabar jau pensiją įsibėgėjusi. Ir dar vienas dalykas yra 22 metai, man teko stentuoti širdį. Tai po to ir šitą kilo tokia mintis. Taigi palauk, tau davė signalą, tu turi nueiti ir padėkoti. Nu taip ir padarėm.
Šiuo atveju nieko kito ir nebeliko. Tai reiškia intencija pagrindinė, kuri būdavo daugiau susijusi su pačia Dievo motina. Dabar išvirto į gyvenimo padėką už visą gyvenimą ir viešpačiui ir Dievo motinai. Tai niekiek nesigailiu, kad 19 metais nesuvaikščiojom tada su valdu iš Liurdo. Tai reiškia reikėjo tam tikros brandos, kad iš tikrųjų pajustum, ką iš tikrųjų reikia neštis su savim. Ir tas laikas veltui nenuėjo. Šiuo atveju taip iškeliavom. Iškeliavom, sakau, todėl ne tik tai, kad yra aplinkui šalia, visada yra kažkas, bet ir tas kelias duoda ir draugus, artimus draugus, su kuriais iš karto tiesiog pajauti tokį betarpišką artumą. Paskui net draugai, kurie turėjo grįžti namo į Maltą, manęs klausė, ar daugiau draugų nesusiradai. Tiesą pasakius, aš nelabai ir beieškojau, nes tą, ką reikėjo duoti, davė kelias. O su Luisu, su prancūzu, jis buvo ko gero pats artimiausias. Pagal mūsų mąstymą, pagal mūsų tikėjimą ir panašiai, tai gaila, kad taip susiklostė, kad jis atrodo jau tokia neįmanoma padėtis, kad patemptų raištį, jis pats ortopedas buvęs. Šiaip tai jam apie 32 metus ir buvo etatų mažinimas, perėjo į kito šeimininko rankas įmonėje ir jis buvo atleistas. Tai mama, kad jis neužsidarytų savy, mama jį tiesiog iškomandiravo į kelionę. Jis tą kelionę pradėjo Narbonai. Narbona yra dar gerokas kelias iki Liurdo, nuo Viduržemio jūros pradeda. Iki ten turėjo, tai galutiniam rezultate jam gavosi, kiek aš mačiau pagal Kompostelą, tai 1560 km. Tai mano niekai, 925, o jo tai vertinti vis dėlto reikia. Gaila tik tai tiek, kad man jau ir reikėjo taikytis prie lėktuvų grafikų. Lėktuvų grafikai ne tame, kad lėktuvų nebus. Lėktuvų grafikai yra tie, kurie yra tau parankus, kurie kainuoja pigiau. Nes jeigu tu už kelionę mokėsi 300 eurų, tai jau skaudžiai kirs per kišenę. Nes vienas dalykas yra, kai tu išvažiuoji ir moki tik tai už save, ir už bagažą, kurį gali pasiimti į lėktuvą. O kitas dalykas neišvengiamai, jeigu tu pasiimi kuprinę ir už ją tikrai reikia mokėti jau atskirai. Ir jinai prideda beveik tą pačią vertę, kuri už kelionę asmeniškai kainuoja. Į tą langą jau paskutinės dienas taikiau, ir dėja kitaip neišėjo, suprato ir Luisus. Gavom atsisveikinti ir šitą palikti jau jį eiti. Bet ir dabar mes susirašom ir su maltiečiais, tai šiaip ar taip kelias vis tiek palieka ne tik tai, ką tu pergyveni ir keiti savyje, bet kelias palieka ir realiai tą bendravimą, kuris yra tau duodamas konkrečią akimirką. Ir tokių netikėtų dalykų, kurie vyko jau tiek pradedant organizuoti kelionę. Ir rezultato, kurį aš paskui tik tai pamatai, kai, sakykime, apsigyvendinimas Liurde. Pačioj pradžioj ten buvo bažnyčia, kuri matėsi tiesiog pro mano langą, aš pro langą ir fotografavau, tik paskui sujungiau failus, kad langų rėmų nesimatytų. Šitą galimybę ten apsigyventi, aš nežinojau, kurioje vietoje. Tai būtų visiškai netikėtai išlindo internete, tada, kada jau viskas jau buvo pasiryžęs, bet kuriuo atveju kažkiek tai sumokėsiu ir vis tiek apsistosiu. Tai viską susitvarkėm, nepaisant to, kad šeimininkė kitaip kaip prancūziškai nemokėjo, nepaisant to, kad jinai ir mokslininkė. Susitvarkėm, nieko ten nebuvo, viskas buvo tvarkoj, ir paskui dar keli susirašėm
šitą ir jinai džiaugiasi ir iš tikrųjų man buvo kažkoks tai šiltas jausmas toks paliktas. Atsibundi iš ryto ir prieš tave bažnyčia pro langus, tenai tiesiog žiūri į tave, tenai ten šitą, tai nieko nėra nuostabiau, nes naktį, tik tai naktį nuvažiavau, ten buvo tamsu, jau 10 valanda vakaro buvo, tenai, tai jau buvo tamsu, nieko nematai, o kai atsibundi stebuklas, tenai, tai kadangi ten buvo mišios, iš karto neėjau, iš karto ėjau į Suliūdus susipažinti. Ten irgi visko, labiausiai tai turbūt įstrigo tai, susitvarkai daug tokių dalykų. Tai aišku ir šeima, ir visi draugai, pažįstami ir panašiai. Tai jeigu eini dėkoti už gyvenimą, tai dėkoji kiekvienam žmogui, kurį gyvenime esi sutikęs. Tai dabar galite įsivaizduoti, pusę dienos eina maldos, tenai ten šitą ir kiekvienas žmogus, tenai ten šito taip yra, tenai tai ir tik tai vakarą jau laisvesnis tarpas ir pabendrauti su Luisu ir panašiai, Luisas žino, kame reikalas, jis ir pats maldose buvo paskendęs, tenai tai visą laiką maldose, ypatingai rožėmis pas jį, o paskui jau tokios atskiros maldos. Ir tarp kitko jis labai gražiai rengė tik tokią pristatymus kelionės. Tenai pasirodo, kad pas jį ir užsiregistruoja, tada už tą registraciją gauna dar kažkiek tai ir palaikymo su žmogui, kuris neturi darbo. Tai labai svarbu ir šiuo atveju jis kelionį išsilaikė iš tų pinigėlių, kuriuos buvo susiorganizavęs per tą rengimą. Aišku, į tas laidas ir aš patekau tenai, tai kas be ko tenai, bet jo laidos iš tikrųjų buvo geros, vertos dėmesio ir dabar, jeigu žiūrėti, aš peržiūrėjęs, jos tikrai labai informatyvios ir tokios labai dinamiškos. Tai šitas stebėjus, kaip jis taip sugeba greitai, operatyviai per keletą valandų sujungti netgi, ir filmuoti vaizdeliai, fotografijos ir panašiai, sujungti ir su pasakojimu, ekspresyviu pasakojimu, pateikti publikai. Tai iš tikrųjų verta dėmesio tenai buvo. Tai kitas dalykas yra Gabrielius ir Anastasija. Tenai tai pirmą kelionės dieną sutikau ir paskui aš ir galvoju, tenai eiti vienam ar su jais. Jie siūlė tiesiog prie jų prisijungti ir eiti kartu. Nes aš tą pirmą dieną, kai pradėjau nuo Liurdo eiti, tenai pamečiau ženklus. Ženklai ten raudona ir balta juostelė, balta raudona. Ir apačioj, jeigu tu neatkreipiai dėmesio, kad yra kažkur tai kampas toks nupieštas, į kurią pusę sukti reikia, į vieną, į kitą, į panašiai tenai, tai, žmogau, tada jau ir prapuoliai. Tai jeigu dar vienas dalykas, viena galimybė yra pasikoreguoti, tai yra Bronzės tinklalapio paruošta programėlė, kur tavo judėjimą pasirinktame kelyje rodo betarpiškai gyvai. Ten yra su rodiklėlė, kuri nurodo, į kurią pusę reikia eiti, bet pabandykit tą rodiklėlę prijaukinti prie kalnų. Tenai ten šokinėja kaip ožys, tenai ten šitą šiaip tai ir net pagal rodiklėlę eidamas tu gali pasimesti. Šitą buvo vienas rytmetys, kai mes tamsu nepamatėm, ten šitą ir pagal rodiklėlę nuėjom pusę kilometro ne į tą šoną. Ir paskui 2 kilometrus ėjom, kol iškirtom atgal į tą patį kelią. Tai šitie dalykai yra. Bet iš jo, iš Gabrieliaus aš sužinojau apie tas galimybės, tenai kaip galima pasikoreguoti, panaudojant programėlę. Tada tada jau tapo lengviau, o kita vertus Anastasija ne pirmą kartą ėjo šito keliu. Tenai tai buvo patirtis, daug ką pasako. Iš pradžių tai buvo labai lengvai. Mes išeisim tenai tai ir per dieną mažiausiai 30 km, ką mes mėgstam daryti savo kelionės. Vilma pasakysiai daugiau. Tai taip yra atkarpų, kuriuose ir daugiau nueinam, tenai šitą būna. Tai ten taip neišeina. Mes Lietuvoj mes turim daugiausiai lygumus. Ypatingai einant nuo Liurdo į šitą link Saint-Jean miestelio,
Už jo jau reikia pereiti per Pirėnus ir Roncesvalę nusileisti. Tai šitą atkarpą galvojau, kad bus lengva, nieko panašaus nėra. Ten aukštyn žemyn, atrodo ne tiek daug, tenai tai būtų pakilti, tai 400 metrų, 500-600 metrų. Tai bet kai eini visą dieną ir tas pakilimas yra ne vienas ir tai yra tiesiog pulsuoja visą laiką, tenai nuo pirmą dieną, antrą dieną pakirta kojas. Tai aš jau antroji dienoj pradėjau jausti, kad krenta svoris. Tai čia neišvengiamas yra palydovas, kai reikia prisitaikyti prie tos kelionės, kur yra. Kitas dalykas yra, jeigu tu eini šito keliu, pradedi nuo Liurdo, jis vadinasi Piemonto kelias, Jokūbo kelio Piemonto variantas. Tai nuo Darbonos yra pilnas, o nuo Liurdo yra nuo tie, kurie nuo Liurdo pradeda, bet jau nebepilnas kelias, bet jis įskaitinis yra, užsiskaito nuo Liurdo. Iki Sanžano, nuo Sanžano jau prieš pat pereinant per Pirėnus, jau įsiliejama yra į prancūziškai, taip vadinamą kelią. Ir prancūziškasis kelias taip pat nėra lengvas, nors nėra pats sudėtingiausias iš tų kelių, kurie išeina iš Prancūzijos. Sudėtingesnis, aš kalbėjau, Luisas kalbėjo, aš su Luisu šnektelėjau, tenai paskui jis su vienu prancūzu kalbėjo, tai pasirodo prancūzas, prieš tai jis buvo šiek tiek vyresnis už mane. Šiaurės keliu, šitą kelias, jis praėjo žiemos metu, tenai per sniegą. Tai kažkas tai tokio nesuprantama. Aš nekalbu apie aukščius, kuriuos reikia tenai įveikti, bet dar eiti ir šalta ir vis dėlto galvojant sniegas, jis pats klampina kojas, tenai kaip visą tai reikia ištverti. Tai vat yra ir tokių žmonių, kurie šitą tą padaro ir primityvo irgi yra. Irgi labai sunkesnis kelias negu prancūzų kelias. Tenai tai pakrantės, pasižiūrėjau, kad kai kur ruožais net ir pakrantės kelias yra sunkesnis, tenai atskiruose vietose. Bet čia ne viskas, ten yra ir daugiau variantų, tik tai tiek čia pagrindiniai, kurie šitą eitų. Tai vat nuvažiuoji į Liurdą, apsistojai, jau pamatai ir brotą, jau viskas tvarkoj, ten irgi visokių ir išgyvenimų, galų gale dienos pabaiga, tenai šitą nueini, jau grįžau pavalgęs ir aplankęs bažnyčią, kurią Bernadetos globėjas kunigas buvo statęs šitą, kad galėtų priglausti piligrimus prasidėjusius Liurde. Tai ten yra pagerbta ir Bernadeta, tai toj bažnyčiai ten yra krikštykla atgabenta, tiesiog į tą bažnyčią krikštykla ir atskirai kaip ir tokia koplyčia formuojasi, tenai kol kas įvardinti, kad koplyčia sunku, tenai ten šitą, bet formuojasi, tenai ten šitą. Tai šiaip tai yra įdomu ir iš tikrųjų svarbu. Tai vat iš ten nuėjau. Paskildau aš tenai toj aukštoje bazilikoje, kalno bazilikoje, mintise, maldose ir girdžiu viduramžio gausmus. Tai tenai čia panašiai, galvoju, reikia pasižiūrėti, įdomu, kas čia dabar dedasi. Didžiulė procesija, ten apie 2 kilometrus, ten turbūt ilgio, tenai ten šitą, nes jau vien ateiti nuo pačių pradžių jau yra, o ten dar eina nuo žvakių paviljono, tenai už upės. Tenai tai pasirodo, galvoju, gal mišios, tenai tai bus šitą toje aikštėje aukojamos. Ne, pasirodo, buvo švenčiausio sakramento iškilmingas pagerbimas. Ten šitą ėjo ir paskui ir su švenčiausiu sakramentu ir tie, kurie ieško išgijimo ir panašiai, tenai tai aišku yra labai prasminga, tenai tai šitam sudalyvauti. Bet pats taigi neplanuoji tos dienos, kad tu būsi tą dieną būtent tada ir vat tau tą dieną duoda. Tu pasiimi ją ir kitą dieną jau išeini iš Liurdo į kelionę, tenai ten šitą tai
ženklus, kad bus viskas gerai. Viskas gerai ir buvo, šitą šiaip tai pasitikėti ir per daug negalvoti. Visa kita, kas yra viršaus, yra ne Dievo. Šiaip tai reikia šito ramiai pasikliauti tuo, ką tau iš karto betarpiškai duoda. Iš kitų tokių dalykų, kurie iš tikrųjų išliko galvoj ir labai ryškiai, kuo toliau, tuo labiau prisimenu. Iš pradžių atrodė, kad priekalnės tos Tirėnų iki San-Žano einant, ten Piet de Port, pilnas pavadinimas, mes paprastai San-Žanu vadindavom tą miestą, piligrimų centrą, iš kur išeina jau į Ispaniją ir dažniausiai nuo ten pradeda eiti. Tai tie, kurie nebuvo prasimankštinę, labai dažnai ten ir sugrįžta atgal lipdami į Pirėnų kalnus. Nes vis dėlto reikalauja ir tam tikros sveikatos. Aš pats nerizikavau kuprinės neštis, atidaviau kuprinę, kad pervežtų į kitą kalno pusę, į Roncesvalę. Jau tenai tik tai pasiėmiau tik tai pačius būtiniausius daiktus atsigerti, šiek tiek užkasti, su savim, bet šiek tiek jau nerizikavau, nes aš buvau pajutęs dar einant priekalnes, kad vis dėlto tas išbandymas širdžiai, tai net tie kalneliai vis dėlto yra pakankamai stiprus ir reikia skaitytis ir visiškai nepaisant to, kad trikdai įėjimo tempą savo draugams, vis dėlto reikia palikti, atsikvėpti, šiek tiek aprimti ir tik tai po to tęsti kelionę. Paskui jie prisitaikė prie manęs ir jokių problemų nebuvo tenai, o nuo Roncesvalio jau viskas, jau mes ėjom kartu ir šiaip tai nebebuvo problemų, reiškia, organizmas priprato prie krūvių ir eiti buvo galima. Einant šito keliu, teko matyti ir čia irgi bus vienoje vietoje, jeigu ten sulaužytas toks paminkliukas kryžius buvo, ten pakeliai, yra nemažai mirusių ir žuvusių, tenai tai daugiausiai žūsta dviratininkai ir kartais patys dviratininkai yra kalti. Nes kiek aš mačiau, bevažiuojant, jie tarpusavį dar kalbasi, mėgsta pasikalbėti. O mašinos, nepaisant to, kad ten ne magistralius, kad yra nuošalesni keliai, tai vis dėlto yra, judėjimas yra intensyvus ir mašinos važiuoja greitai. Ir tada užtenka tik tai kryptelėti ir gali būti partininkais. Tai dviratininkai daugiausiai, ir antra kategorija, kuri pagal populiarumą, tai širdininkai, reiškia aš. Kai tą sužinojau, tai gerai, kad dar prieš, jau po Roncesvalio, tai jau kažkaip tai, yra kaip yra, tenai kai bus, bet taip jau ir susitaikysi. Bet šiaip tai jau tuomet organizmas buvo pripratęs ir tikrai tokio didelio krūvio nebejautė. Tai po Pirėnų kalnų prasidėjo labai tokia ilga, ypatingai po Pamplonos. Pamplona labai įspūdinga ir katedra įspūdinga. Pats senamiestis įspūdingas yra. Jau visi tie pasiruošimai Liepos mėnesiui, kai ten tos jaučius pervaro, ten šitą per miestą. Tai barjerai išlikę, jie būna kiaurus metus, ten šitą kliušėtį labai stipriai sustiprinta. Ir su nišom pasislėpti tiem žmonėm, kurie bėga prieš jaučius. Tai ir pats senamiestis labai jaukus ir sutvarkytas yra tiesa, jie kažkodėl tai miesto svečiai ir patys miestiečiai mažai rūpinasi tvarka. Vakarais ten būna šiukšlynas. Gatvelė. Iš ryto važiuoja mašinos, išsitempia šlangus ir plauna tiesiog tas gatves šiukšles, surenka ir jas išveža. Tada po valandos vėl švaru, vėl tvarkinga, iš tikrųjų gražu eiti ir patrauklu. Bet Pamplona man šiaip tai labiausiai patiko to, kad mes ten pirmą kartą paragavom lotyniškas senasias mišias.
Tai senoji tvarka, ir su grigališkųjų giedojimu. Tai šito iš tikrųjų taip maloniai nuteikė ir šito tai po šiai dienai tai kiekvieną akimirką tai šito jau stovi galvoje. O vat po Pamplonos iki Burgoso yra galima sakyti, kad po Pamplonos dar nieko tokio. Burgoso ir Leono meseta. Tai apie ją Anastasija kalbėjo jau dar prancūziškoje pusėje, kol buvo. Jie iš Pamplonos išskrido į Maltą. Tai valstiečiai, jinai sakė, kad Mesetui bus išbandymas. Savaitę gausite eiti spiginant saulei ir nebus kur pasislėpti. Ten plynai, jokio medžio nieko. Galvoju, kai čia dabar per dalykai. Bet sakau, gal kaip nors nueisim. Luisas, gal kokią 6 dienas mes šėsim. Luisai, sakau, 4, žinai, ten šito. Žiūri mane, taip, sakau, kiekvieną dieną po 30 km pamatysim, eisim, žinai. Ten lygumos, ten galima eiti, jau ir lietuviškojom kojom. Ir Luisas džiaugiasi paskui jis į pabaigą, kai per 4 dienas tikrai nuėjom, tai jis vos nešokinėjo, nes tuomet dar buvo karšta, lietus ir atvėso jau vėliau, jau buvo po Leono, šitą maždaug apie sarį turbūt buvo, kai šitą atvėso. Tai sarį prieš sarį dar, Cebreiro kalnas, ir dar netgi prieš Cebreiro Galisijos kalnai. Cebreiro kalnas yra vienas aukštesnių tarp Galisijos kalnų. Tai jau prieš tą kalną vienas dalykas buvo audra. Ir mums tada reikėjo užlipti irgi, biškį žemesnis kalnas, virš kilometro, bet vis tik aukštai. Ir ta audra, kuri siautė pagrindinė buvo Didžiojoje Britanijoje, salose, jinai savo uodegą užkabino ir Ispaniją. Ir nors atsigulk ant to vėjo, ten nepraleidžia ir viskas. Ir šiaip ne taip, žingsnelis po žingsnelio, kol galų galia po pusdienio, jau reiškia maždaug po 5 valandų įėjimo šiek tiek aprimo. Aš dar nors jėgų turėjau ir galėjau iki kitos vietos nueiti, bet gerai, kad neėjau, nes toje vietoje jau buvo uždaryta, albergė jau nebeveikia, nes sezonas baigėsi. Šitą tai pasilikau kalnuose, tai šitas kalnas savotiškai jau ženklino ir kitą etapą, ne tik tai oras biuro, šitą debesis, eini per debesį pačiam kalne, tai akmenys visos uolos yra drėgnos. Ir kadangi nėra ten tokių šitą kelių, ypatingai kalnuose, net ir priekalnėse Pirėnų, prancūzų pusėje, nėra ten tokių kelių. Daugiausiai yra gyvulių pervarimo takeliai tokie. Tai jeigu yra drėgna, tai reiškia bus molės ant batų. Tai vienas dalykas. Jeigu yra debesis, reiškia bus slidu. Ir jeigu tu ten paslysi ir nusilausi, tai jau tikrai nusirausi, šitą nežinai, kur sustosi. Tai buvo šitą tokia viena vieta ir dabar dar biškį vieno koja jau čia biškį patempimas toks leidžiantis nuo kalno, nekylant, bet leidžiantis nuo kalno. Šitą buvo šitas atvejis ir paskui reikėjo visą laiką koją saugoti, kad nebūtų pertimta. Tai o šitą po šito ir Cebreiro netgi pakankamai ženkliai atvėso, prieš Cebreiro netgi šalnos prasidėjo, jau priekalnėse balta buvo, pievose, karvės ganosi, malonu yra, kai karvės ganosi, ypatingai šitą Pirėnų priekalnėse, visi kalnai varteliuose. Tiesiog skamba jį, šitą atrodo, kad ten būtų atskirai orkestras užprašytas. Tai iš tikrųjų labai įdomu ir malonu eiti ir Galisijos. Šitą nepaisant to, kad šalta, karvės ganosi, šitą įdomu buvo ir tokia patirtis.
Nu, o į Cebrėro užkopė, nepaisant to, kad šaltoka, šitą dūdmaišikas laukia ir pasitinka tave su muzika tenai, nu, tai visokių pramogų, kiek pasigalvoja. Aišku, ten paieškai kažkokio tai smulkių, žinai, ir panašiai, tai patenkintas žmogus. Tenai dar ir palinkėjimą dar kelia, tenai prideda, tenai šitą viskas tvarkoja. Tai, o Cebrėro viršukalniai yra toks piligrimų tiesiog taškas. Ten ištisai beveik yra albergės, albergių sistema ir parduotuvėlių sistema. Tai padaryta, aišku, bažnyčia. Tai toj bažnyčiai ir vėl teko toks smulkmena, tenai šitą pagalvoji, visos tos smulkmenos jos savo šitą duoda. Prie Dievo motinos paveikslo žvakučių yra stovas, bet žvakutis nedega. Galvoja, kad nereikalas aplinkui pilna žvakių jūrai skęsta, tenai panašiai, matau moteris vieną, tenai, tai įmetė ir pinigų, pasiėmė žvakutę ir dairosi, nėra su ko uždegti. Ką, nuėjau, tada nusinšiau žvakutę prie kitų, tenai uždegiau, tai šitą kai mišios prasidėjo, tai žiūriu, kad ten beveik pilna jau buvo, tenai šitą šitai jau Dievo motina yra šiaip ar taip tikrai gerbiama visų kelių iki pat Pamplonos. Dabar iš kur ta pagarba Dievo motinai tenai atsiranda. Tai mes labai įsivaizduojam, kad galima sukurti Jokūbo kelią iš viršaus. Ten yra išgyventas kelias. Kiekviena atkarpa yra išgyventa. Tenai prieš tai arba ir po to tenai vietinėse bažnyčiose buvo labai dažnai Marijos atlaidai. Ir jie buvo palaikomi vietinių vyskupų. Ir būtent į tą tinklą, kuris formavosi Dievo motinos garbei piligrimai į atlaidus einantis. Ten šiuo atveju buvo pasinaudota ir tų žmonių, kurie ėjo link Jokūbo. Dabar tai mes turim jau tokį oficialų maršrutą ir galim pasakyti, Jokūbo kelias. Palaukite, jis nėra toks paprastas. Jis yra iš daug praktikų susidedantis, jis yra gyvas kelias. Tenai ir jis turi savo tradiciją, savo tapatumą. Kiekviena atkarpa turi savo tapatumą. Tenai šitą ir iš tikrųjų eiti yra įdomu, užeiti. Kiekviena bažnyčia yra nesvarbu kartais, ar jinai perdėtai perkrauta altorius būtų, ar paprasta, kukli bažnytėlė, užeiti yra tikrai didelis noras ir pasišnekėti. O paskui, arba prieš tai pasiskaitai, sužinai, kame reikalas, kodėl taip yra, nes šaukia. Tai vat, aš čia karts nuo karto galvoju ir apie Jokūbo kelią jau čia Lietuvoje. Tai ir man jau prieš išėjimą mes kalbėjom Gargžduose su kanauninku Jonu, tai buvusiu anglebonu Gargždų. Ir jis kažkaip tai iš karto matyti net šitą per daug negalvodamas, aš tuomet ėjau į atverus, į atlaidus. Tai iš Marijos taikos karalienės, nes Marijų susikalbėjimas tarpusavį pasveikinimą nešiau iš Marijos bažnyčios į Marijos bažnyčią. Tai Dievo motinų pasikalbėjimas. Tai šitą ir jis taip akcentuoja. Jis eina į atlaidus. Tai iš tikrųjų yra verta pagalvoti ir dabar, kai įsigilinę vis tiek į tą Jokūbo kelią, ypatingai tenai, kai eini, verta yra pagalvoti apie tai, kokią tradiciją mes kiekvienoje atkarpoje turim pas save. Kokią atlaidų tradiciją, piligrimystės tradiciją ir panašiai, kad nebūtų tik tai mes sugalvojom, o kad paskui gal kaip nors susiklostys, o gal Dievas duos, gal būtų gerai, kad duotų, o gal neduos. Čia jau yra Dievo rankose, ir mes to tikrai negalim nuspręsti, kad šitą taip bus, kaip mes to labai norėsim. Tai galima įdėti, neverta įdėti šitą kaip yra ir šitą Ispanijoje yra daroma. Kai kurie verslai, ūkininkavimai ir taip toliau, ten nebėra.
tuose vietose, kur eina Jokūbo kelias, dažniausiai miestelių, bet dažniausiai kaimų, kaip jie vadina, jeigu 1000 gyventojų, 2000 gyventojų, jie vadina kaimų. Tai jų gyventojai verčiasi va tokio miestelio, verčiasi piligrimų priėmimu. Tai įsivaizduokit, jeigu gali priimti, kad ir privačiai, gali priimti per vakarą, sakykime, kad ir 30 piligrimų. Įsivaizduokit taip, tegul tai būna 15 eurų ir jūs paskaičiuokit nuo kovo mėnesio pabaigos, ypatingai nuo balandžio gal tikriau būtų, iki spalio vidurio į pabaigos. Paskaičiuokit, kiek tai gaunasi. Tai yra, šiaip tai iš tikrųjų daug iš to išgyventi galima, bet tiesą pasakius, jie po šito darbo stengiasi išvažiuoti kažkur tai pailsėti, nes tai yra alinantis tiesiog darbas ir ypatingai, kai reikia dar pagalvoti apie vakarienės parengimą ir bendravimą, nes be šeimininko neužves kalbos. Tai šiuo atveju yra iš tikrųjų va, tokie įdomus dalykai, ten galima iš to gyventi, jeigu pas mus dar negalima gyventi iš kelio, ten galima, bet įsivaizduokime ir taip. O ta galimybė per ką atėjo? Per gyvą tradiciją, per atlaidų tradiciją, kuri ten buvo šimtmečius tiesiog formavosi. Ir dar gerokai netgi kartais kai kuriuose vietose prieš Jokūbo kelią. Tai va čia yra tie galbūt tokie pagrindiniai dalykai tenai, kurie taip krenta į akis, kurios kaip struktūrą gali perteikti. Yra, jeigu norėsit, galima parodyti tas programėlės, Gronzės tinklalapį ir Gronzės programėlę, kaip veikia, bet galima ir taip pasakyti, jeigu yra tinklalapis, tai kiekviena atkarpa nueinama ir vat, ypatingai nuo Liurdo einant mūsų kojoms iki Sanžano, aš vis dėlto siūlyčiau paisyti tuos tvarkus, kurie yra Gronze.com. Z raidė yra tikrai Z kaip mūsų. Gronze.com šitą yra pateikusi, nes nepaisant to, kad ten 17 km, bet 17 km su kilimais ir nusileidimais. Ir šiuo atveju tą kilometražą nuėjus ir dar norint išsiskalbti ir kad išdžiūtų rūbai, tai laiko nebelieka. Nueini maždaug apie 2 valandą. Tai ir tada dar spėjai rūbus išsidžiovinti. Vėliau jau spalio antroje pusėje jau nebespėdavo išdžiūti rūbai, jau reikėdavo takstyti su to, kaip yra. Tai yra viena. Tai vat Gronzėj kiekvienas etapas yra suskirstyta nuo Narbonos iki Liurdo, nuo Liurdo iki Zanžano yra kiekvienas etapas. To etapo smulki schema yra pateikta, pateikti visi galimi apsistojimo punktai, toje linijoje, toje atkarpoje, kuri būtų, tai vienoje atkarpoje, antroje galima nebūtinai 17, galima eiti 7 kilometrus, Tai juk yra žmonių, kurie ten nuvažiuoja iš 3-4 karto, tik tai praeina, jie kur pabaigia, ten toliau pratęsia. Ir tada, kol nenueina iki pat Santiago katedros, tol jie ir važinėja ir eina. Tai ir taip galima padaryti, tai gal galima pastoti ir mažesniais atstumais. Kas dar yra, tai yra kiekvienam tam miestelį, kur yra apsistojimo taškas, yra duoti adresai, kur galima albergę surasti ir yra žemėlapį pažymėta, yra telefonas nurodytas. Kaip galima būtų susiskambinti, kai kur yra nurodyti, kur jau didesnis yra nurodyti ir tinklalapiai, kad galima būtų rezervuoti, jeigu yra rezervuojama, bet yra ir nerezervuojama. Ten tinklalapį yra pažymėta. Ar rezervuojama, ar nerezervuojama. Tai einant spalio pabaigoje praktiškai rezervuoti nebereikia. Piligrimų banga yra sumažėjusi ir jeigu yra albergė, parapinė albergė, labai gražus miestas, dabar pavadinimas užkito, Tamplierių buvo vienas iš centrų, labai graži pilis stovi. Šitą labai didelė parapinė albergė, joje telpa virš 200 piligrimų.
Tenai tai buvo maždaug trečdalis tuščių vietų. Tenai tai jau mažėjo piligrimų kiekis ir šitą galima buvo ramiai, tiesiog nerezervuojant, nueiti ir išmėgoti. Aš tai šiaip tai toliau ir neberezervavau, šito to nereikėjo nei skambinti, nieko, žinai, kad vis tiek jau nuėjęs rasi. Bet jeigu bus tokių, kurie nori eiti, tada atrodo neįmanoma eiti per 40 laipsnių karštį, ten žmonių bus daug. Ir tada iš tikrųjų tas rezervavimo ir savo galimybę apskaičiavimas per tokį karštį, kaip spėsi nueiti, tenai ir panašiai, visą tai reikia įskaičiuoti ir kartais užrezervuoti prieš porą, trejetą dienų, o ne iš vakaro. Tai va šiuo atveju tą reikia turėti galvoj ir jeigu iš tikrųjų ruošitės, tai atkreipkite dėmesį į tą tinklalapį Gronze.com. Ir tam pačiam tinklalapį yra ir atskiras skiltis, kur galima atsisiųsti Gronze Map programėlę. Jinai veikia panašiai kaip mūsų ta Google navigatorius. Tai pasirenki šitą savo kelią, jin paprasčiausiai jau prisiriša prie tos vietos, kai tik tai atsidarai tą programėlę, jinai pati prisiriša prie tos vietos, kuriai tu esi iš palydovų. Tai šiuo atveju tas GPS-as ten pakankamai gerai veikia. Tik tai vienas dalykas, jeigu esat kalnuose, visada turėkit galvoj, kad reikia pagrindinis orientyras yra ženklai, kurie yra pakely, o jau kaip pagalbinis. Ir tam, kad žinotume daugiau mažiau kokioje vietoje eini, kur susiduri. Vat yra ta programėlė, kur tu gali palyginti ir pasakyti daugiau mažiau, tai ten nesu, galiu apskaičiuoti jėgas, galiu paskirstyti taip, aš ten pavalgysiu ir panašiai. Ten galima kažkiek tai pasiorganizuoti dieną. Kas dar iš tokių dalykų, kurie dėl keliaujančiųjų, kokie motyvai juos visus veda. Jų yra labai daug ir visi yra skirtingi. Mes su jais sužinojom, ko mes einame. Esminis dalykas, taip kaip ir nurodėm Santiago piligrimų centre, šito buvo religinis. Bet yra tokių, kurie eina vien tam, kad nueitų tą kelią. Tai yra vienas dalykas. Antra, teko sutikti Latvį, kuris metai iš metų važiuoja ir eina prancūziškojų keliu tam, kad jis galėtų susitikti su ispanais ir patobulinti ispanų kalbą. Tai šiuo atveju irgi yra vienas iš tokių niuansų, kurį reikėtų įskaičiuoti ir tas gyvas bendravimas. Ispanai labai mielai bendrauja, jie labai šilti žmonės. Tai prancūzai man iš pradžių, kai ruošiausi kelioniai, buvo tokia niūresnė nuomonė susiformavusi, galvojau, kad bus problemų. Ne, prancūzai irgi padeda, viskas tvarkoja. Visur, kur jūs einat kelyje, yra pagalbos ir galbūt tik tai vienas kitas žmogus gali, ar būti, nežinai, kieno paveiktas, su ko prieš tai susitiko. Gali būti visko. Tai va čia tokių dalykų buvo, bet jų buvo gal du man tokie atvejai pasitaikė, tai tiesiog aš numojau rankoje, nebekomunikavau, nes niekam nereikalinga ir jam gadinti nuotaiką ir savo. Kam to reikia. Susitinki iš karto su kitu ir su kitu išsprendė problemas, jokių bėdų nėra. Ir patys tie piligrimai, kurie yra su jais, įsivaizduokite taip, jeigu jūs einat, tai jūs susitinkat diena iš dienos. Ėjimo tempas daugiau mažiau yra vienodas. Tai būna ir taip, kad kartais nuo Sanžano mes kai išėjom, tai buvo tokių žmonių, su kuriais mes taip ir nuėjome iki Santiago. Ir jeigu viena, kadangi man tas telefonas taip sudužo, ten buvo istorija paprasčiausia. Eidamas keliu, neužsiimti kitais dalykais. Kalbu telefonu, įlipu į griovį, nes atvažiuoja traktorius, o griovį vijokliai tenai apie koją užsisuko, o kuprinės svoris tiesiog, kai žengi žingsnį.
viskas, jis nebeleidžia sustoti. Būčiau šiek tiek sustojęs. Na ir ant nosies tenai, tai kruvinas tenai. Gauni iš karto aukoti šitą vandenį, geriamą vandenį, kad galėtum dezinfekuoti tenai, susitvarkai, nu po to jau šitą gali kelionę tęsti. Bet iš pradžių telefonu galvojau, nieko neatsitiko. Pasirodo, visa istorija išėjo 3 dienas, šitą išbuvau be ryšio. O nėra telefono, nėra iš karto navigacijos. Tai žemėlapio neturi, reikia į Padrauzą išeiti, Padrauzas nėra pakely, jį reikia įsukti, 2 kilometrus nuėjau pirmyn link Santiago ir būčiau ko gero tą vakarą pasiekęs, 2 dienas būčiau sutopęs. Tai gavau grįžti ir viena mergina, kurie mes kelis kartus buvom susitikę kelioniai ir Mesetoj toj pačioj, ten kur karšta buvo, tai išgirdo tik tai, kas yra, tenai išsitraukė telefoną, tuoj pat parodė, kur ir grįžti, koks kelias yra, kur yra Albergi ir panašiai. Nu, viskas tvarkoja ten viskas susitvarkė, ten viskas buvo gerai. Tai, sakau, dėl žmonių bijoti nereikia. Lygiai taip pat, kaip neteisybė šneka apie Lietuvą, kad dabar eiti yra nesaugu. 16 metais ėjau. Vienintelėje vietoje, kur aš sutikau truputį išgėrusi žmogų, tenai buvo jaunuolis, Vidukliai, tenai ten šitą, tai, bet apie Viduklę mes dar buvom su vyrum kalbėję Viktoravičium, kad, neaišku, kur apsistoti, šitą ten bus galima, tenai, tai šitas žmogus išgirdo, iš pradžių toks nepatenkintas, nesvetimas žmogus vyko, tai šitą, bet išgirdo, kur einu, jis išsiblaivė iš karto, gal reikia padėti, gal ko nors reikia, gal vandens duoti ir panašiai, o ten žiūri, tenai nesakau, viskas tvarkoja, kaip tik tai šalia bažnyčia, tenai ten šitą, sakau, man ko labiausiai reikia, tenai ten šitą, tai ir tai buvo vienintelė vieta ir sakau, nėra ko bijoti, tenai ten šitą, jeigu einat, su jumis eina, iš tikrųjų eina ir saugo, kalbasi, tik tai įsiklausyti į tą kalbą, viskas gerai. Aišku, išbandymų yra fizinio daug, tenai ten šitą, mes jau šitą, kai vaikštom, mes tą žinom. Tai tie išbandymai ypatingai tada, kada reikia nueiti iki Kartenos, pavyzdžiui, arba kai jau iki Erškėtyno, tenai, yra. Bet jie tokie yra, ir kitaip nieko nepadarysi, tenai ten šitą, bet kaip tu tą išbandymą nueisi, kaip tu jį atliksi. Ir čia yra tas kelias, kurį privalai savo ieškoti. Tu ieškai, jeigu tu ieškosi sunkumo, tai sunkumai rasi. Bet jeigu tu ieškosi malonės savo, tai geras. Ten šitą viskas yra tvarkoja. Tenai tai galiu pasakyti, kad kelias iki Santiago, tenai ten šitą ir buvo Dievo motinos globoj, nes labai daug kur aš ją atradau. Tenai ten šitą išeitai iš to piligriminio konteksto. Tenai ir šiaip ir taip, tai, kam buvo skirta šita kelionė, iki pat galo ir naudinga. Gal klausimai yra? Daug. Tai teko pačiam irgi padėti ir kitiem, ir nemažai iš aprašymų, suteikti pagalbą, tada daug susižeidusi. Viena iš pagrindinių bėdų, kur šitą, tai buvo pirmoji, turbūt šitą mergito. Aš nežinau, jie 21 gal kokie metai, ten 20, ten šitą. Tai ateina, mes jau kavą geriam, biškį tą pauzę darom tarp ėjimų, jau didesnė prancūzų kompanija susirinko, jau šis 1 valandas, 3 prancūzai, šitą aš. Tenai ateina ta mergytė, tenai irgi vienas vyras atlydėjo dar jie, atsisėdo, man sako blogai, tenai ten šitą. Tai pasirodo atsilupęs nagas, užsigavo, pirštukas mažasis, tenai kojos, kraujas bėga, akivaizdžiai matosi tenai, tai ir aš matau, kaip jį prašo pagalbos, tenai tai iš karto Olandas norėjo pagelbėti, bet kai pamačiau, kad jis ima kompidą, iš karto perbraukiau, tenai pasakau, ne, jo neimkim. Kur yra kompido problema? Šiaip tai yra geras pleistras, bet yra vienas dalykas, jis tinka tada, kada baigėsi kelionė, kada batus gali pritaikyti pagal dienos poreikį. Tenai ten šitą šiaip tai kompido silikoninis tas sluoksnis, biškį turi tokį iškilimą.
Ir labai dažnai aš naudoju 16 metais vienoje vietoje šitą pleistrą. Tai jeigu pastoviai spaudžia batas į tą patį tašką, po šitą puslę susitrina nauja puslė. Tenai 2 puslės atsiranda. Tenai ten šitą, tai aš iš karto nubraukiau ir paaiškinau, kam reikalas, tada šitą paėmiau tiesiog tą, kurią mes įpratę esam naudoti, jeigu kartais bėda ištinka. Tai yra Mefixo juostelė, aš buvau pasiėmęs 5 cm visą ruloną. Šiek tiek paėmė marlės, užtepė betadino tepalu, buvo ir betadino tirpalo, tai pirmą dezinfekavau su tirpalu. Tenai, tai kai jai sutvarkiau, tenai ten šito, tai praktiškai pradėjau vadinti taip, tu esi kabino angelas, ten šitą, koks ten angelas, paprasčiausiai šiek tiek žinai tenai, kaip yra tenai, nes praktika jau yra praktika, jinai savo duoda ir tiesiog gauni panaudoti tenai ten toje vietoje. Ir buvo dar vienas dalykas, viena iš populiaresnių čia puslės, tai mergytei ten kundas, šitą jeigu jiems būtų anksčiau atėjusi, tai būčiau sutikęs, tai būtų buvę gal paprasčiau. Ten beveik ištisa žaizda buvo, bet ačiū Dievui jau tuomet, kai jinai man rodė, jinai jau buvo užgijusi, bet man vis tik siaubas tenai paėmė, tenai kaip jinai pergyveno, aš panašų dalyką patyriau 16 metais, kai visą 30 dienų, beveik visą pėdą puslėse tenai ten šitą ir gauni eiti ir dezinfekuoti, kad šitą neužsikrėstų tiesiog. Tenai tai aš apie ją pagalvojau, tenai tai, tiesiog pagarba. Pagarba tokiem žmonėm, kurie dėl to nepasiduoda ir eina, o tuo metu jau to žaizdelės, aš ją paskui nuraminau, sakau, ten yra viskas tvarkoja, o su nagu reikia tvarkytis, reikia kitų batų. Tenai, nes batai, kai yra ant kojos, jie turi turėti atstumo priekį ir turi turėti atstumą iš šono. Jeigu atstumo nėra, kauliukai trinasi ir piršto galai trinasi ir gali būti ir taip, kad nagai nusilauks, kauliukai pradės netgi augti kartais. Tenai ten šito tai būna, nes jie trinasi į tas vietas. Ir man, kadangi po antroji dienos pusėje, pas mane antro tipo diabetas, tenai ten šito, tai antroji dienos pusėje dar patindavo kojas, tenai tai mat iš šonų, tenai ten šita buvo ta problema, kol aš net palaidavau batų ir šitą neleidau normaliai koją kvėpuoti. Tenai ten šito, tai šiuo atveju, vat, žinoti, reikia, kad perkant batus skirtus kelioniai, reikėtų juos šiaip ar taip pirkti. Ne todėl, kad negalima būtų eiti be jų. Yra einančių tenai ir labai rimtai einančių ir einančių iki pat Santiago ir su kroksais. Yra tokių. Tenai ten šitą, bet geriau, patogiau ir saugiau eiti, ypatingai kada yra kalnai ir panašiai, kada reikia koją laikyti tvirčiau. Vis dėlto susirasti tinkamus batus. Tenai tai jau batai tada turėtų būti mažiausiai vieno numerio didesni. Bet kai kada, bet mano batai buvo 1,5 numerio didesnė. Tenai ten šito, kai buvo. Ir tai pasiteisino. Ir tą galima pajausti parduotuviai, kai įeinant. Jeigu patogu, nesiremia, netgi stumiant į priekį koją, tenai tą galima pajausti. Reiškia, batas tinka, jeigu yra laisvė. Jeigu yra suveržta, bus problemų. Tenai ir iš tikrųjų jos bus neišvengiamai. Tenai tai, bet mes tą irgi turėjom tenai praėję, tenai ten šito, tai šitos dalykus žinom iš praktikos, tiesiog kai praeini ir dabar kodėl aš vaikštau ir mūsų visą kompaniją vaikštom iš Marijos Taikos karalienės bažnyčios. Tai esminis dalykas buvo šitą vieną. Ir tas regėjimas, ir antras dalykas buvo šitą tai, kad buvo Vilius Viktoravičius, kuris, kai aš pasiūliau, pamatęs Turo filmą Sapnuoju, kad einu, sakau, kodėl negalima būtų Lietuvoje padaryti, tenai Vilius, gerai, tai daryk, jis iš karto pagaudavo, kad yra kažkokia tai iniciatyva ir šitą paruoštų. Iš 3 karto įtikau tenai, šiaip tai iš 1 karto nepraleidau, tai reiškia 13, 14 ir netgi 15 metais tik tai paruošiau tinkamą variantą, nes buvo per ilgi atstumai. Tenai ir dabar yra per ilgi, bet jau galima vaikščioti, jo nieko. Tenai šito, tai yra tokie dalykai. Ir aš šiaip tai dabar kiek žiūrėčiau, vis tik reikėtų mums labiau dėmesį atkreipti į tai, ką mes turime. Jeigu yra paveldas,
mūsų labai rimtas paveldas yra atlaidai. Ir jeigu mes juos apleisim, tai visos tos kelionės ir Jokūbo kelias, jis taps netikras. Jis bus tik tai kelionės. Tai bus tarp tų žmonių, nu aš nuėjau. O ką gavai? Šitą klausimas yra. Ir jeigu į šitą klausimą atsakymą nerasi, reiškia tuščia. Nebuvo pokalbio. Tai toks ir būtų palinkėjimas. Galbūt toliau, kuo daugiau ieškoti vis dėlto ryšio susikabinimo su atlaidų tradicija. Kad ir Kazimiero bažnyčia, o šitą, pažiūrėkit, mes turim kaziuką mieste, bet kaziukas yra prekybai, tai daugiausiai. Yra bandoma užvesti šitos atlaidus čia, bet dar reikia pilno užvedimo į gyvenimo, dar ir trūksta. Tai ir čia jau klebonas, tikrai, sakykime, Rolandas buvo, ir Tomas yra, klebono jėgomis tai padaryti yra neįmanoma. Čia yra visos parapijos jėgos turi būti sutelktos, norint kad kažką tai galima būtų padaryti. Bet tie atlaidai turi prasmę, jie sujungia. Ir pasižiūrėkit, gal galiu ir tą patį Dievo motiną, jinai suranda kontaktą su Kazimieru. Šiuo atveju tikrai nėra taip, kad paliktų mus nuošaly tie, kurie einam. Jo labiau, kad mes nepamirštam, kai tik tai galimybė yra, nepamirštam, kas yra taip. Gal daugiau klausimų? Vilties ženklas yra, jaunimas eina Kazimiero atlaidams jau 3 naktį, 3 kartus su naktim išeina piligriminį žygį. Tai tokia viltis, kad atsinaujinimas. Aš turiu galvoje, lygiai taip pat, kaip mes pradėjom su tverais, pasikalbėjimas, kitų parapijų pasikalbėjimas su ta parapija, kurią atlaidų švenčia. Aš tą turiu galvoje. Tai tada tie keliai tada pradeda formuotis, ir šiaip tai jie jau tada reiškia ne tik tai čia vietoje, bet ir iš tenai. Tai čia norint užvesti nėra taip paprasta. Čia yra daug darbo, ir susitikimai, tiesiog bendruomenių susitikimai, gal ne visų, gal grupelės, kurios aktyvios yra ir panašiai, jie gali pagelbėti tam. Tai kita vertus, aš nebijau kartais, praėjusiais metais mes su Vytautu tik tai ėjome į Žemaičių kalvariją. Visiškai nesvarbu, kiek žmonių eina, svarbu, kad eina. Tai yra pats svarbiausias dalykas, o nuo Panų kalno ten visada būna daug žmonių. Ten ir Gintaras ateina, ir visa jo kompanija, su Gintaru iš viso yra malonu šitą bendrauti. Jis galėtų apie piligrimystės daug pasakoti, aš ką čia, šiek tiek užkabinęs ir kažką tai gavęs, džiaugiuosi to, kas yra bet Gintaras iš tikrųjų didelę patirtį turi. Džiaugiuosi ir iš tikrųjų galėtų pateikti. Pasikalbam, mes irgi kartu su juo, ypatingai buvo nuo Panų kalno, kai reikia atvesti žmonės į Žemaičių kalvariją. Tai kuo toliau, tuo žiūriu, labiau toks ryšys atsiranda. Kiek svorio praradai per visą šitą temą? Nedaug, 12,5 kg praradau, bet jau 5 kg turbūt jau susigrąžinau. Ir žiūriu, kad biškį lyg ir stabilizavosi, tai reiškia gerai, vis dėlto kažką tai laimėjau. Ir žmonės sako, su blogai, ne, pasitaisiau, jeigu būtų Paryčiaus Storulis, tai jau su blogis. Tenai svorį pamesti yra lengva, bet vienas dalykas, jūs visada žiūrėkit ir labai gerai įvertinkit ir savo pasiruošimą, ir savo sveikatą. Jeigu tik tai einat, įvertinkit, koks yra pjūvis. Ten Gronzės puslapiuose, tinklalapyje, šalia schemos, per kur eina, yra dar pateikta, žinau, tik tai ją išskleisti reikia. Ir pjūvis, koks yra reljefas. Ir ten yra ir metrai pažymėti, tai iš šono. Tai iš karto į tai įskaičiuokit, ar jums pavyks ir tada pabandykit bent jau prie
prie kokio nors skardžio nuvažiuoti, skardį lipti, arba prie Medvėgalių, tenai tai šitą pabandyti kelis kartus užlipti, nes vieną kartą užlipti į Medvėgalių nieko nereiškia. Ten, jeigu kokius 4-5 kartus užlipsit, tai daugiau mažiau reikš tą, kad į vieną maždaug 500 metrų aukščio kalną maždaug tai atstos, nes yra visai kitokie kampai ir kitokios galimybės eiti. Tai yra toks dalykas. Šatrija, irgi neblogai ten stačiau, netgi yra. Ja? Palapinėse kas nors nakvoja? Palapinėse? Yra vieta netgi viena, dabar ten yra vieno vienuolyno griuvėsiai, kur galima apsistoti miegmaišiuose. Tenai ten šitą galima tiesiog miegmaišiuose po atviru dangum išmiegoti. Įsivaizduokit, kai yra vasara karšta, iš tikrųjų tai yra malonu. Tenai tik tai vienas dalykas, net vandens ten nėra, reiškia nenusiprausit, trūbų neišsiplausit. Tai tą reikia įskaičiuoti. Tai mes praėjom po tą vietą, bet jau šitą buvo ne tas laikas ir jau piligrimystės užsibaiginėjo, tą vietą jau nebedirbė. O šiaip tai apleistų tokių trobelių kalnuose, kur jeigu bėda, gali išmiegoti. Tenai jų yra, tenai galima, tenai jeigu tik tai nebijai vilkų, nebijai gali mišką užsukti, tenai ten šitą, nes yra Prancūzijai meškos iš Makedonijos, man rodos, buvo atvežtos, tenai ten šitą. Tuomet buvo prasidėjusi elnių ruja, tenai tai irgi rėkauja per visus kampus, tenai ten šitą, šiaip tai, ten pelėdos ir panašiai, čia jau niekai, čia jau yra švelnu, bet šiaip tai yra toks dalykas. Ir vat, kai eini per Prancūzijos kalnus, jeigu karvės ganosi, tie laukai yra užtverti. Ir jeigu tau reikia praeiti pro ganomą taką, yra varteliai, tuos vartelius atsidarai ir vartelius uždarai. Ten tokia praktika ir tą reikia žinoti tiesiog, kad ir atsidaryti reikia ir uždaryti, bet ten yra paženklinta baltai raudona spalva tenai, kur yra tenai ir tik vienas dalykas. Jeigu atidarai, tai ir uždaryk. Jeigu atidaryta ganykla ir ten ganosi šuo, tenai tai atsargiai, bet kuriuo atveju. Tada jau pasidairykit lazdos ir panašiai, bet nepadės. Jie yra pritaikyti, jie tam ir auginami, kad pjautų laukus, kai užpuola ypatingai avis. Tenai tai vienai, pasakojo Anastazija, vienai buvo šitą jos draugiai, einant, ne šiais metais, šitą jau čia prieš 4 metus berods buvo tas įėjimas. Tai vat buvo atviri vartai, šuo išbėgo, tai iškando geroką gabalą klubo, tenai ten šitą. Gavo sumalus prigabenti į ligoninę, tenai ten šitą. Tai būna ir tokių dalykų, tenai ten šitą. Todėl reikia būti pakankamai atidiem. Ir net ir tuo atžvilgiu. Šunys iš tikrųjų dideli ir jeigu tik tai pamato, kad į tą pusę pajudėjai, jie jau pikti, jau neramus. Tenai, bet jeigu tik tai pasisukai, pradėjai nueiti, viskas jie aprims, tai šitą tada viskas tvarko. Kas daugiau? Gal patyrėte kokį ypatingą Dievo artumą ar Dievo motinos ženklą, kelionį tokį sekmadienį? Įsivaizduokit taip, sekmadienį mes paprastai turim būti bažnyčiai, taip? Aš einu vienas tą dieną, jis sirguliavo, gripas buvo, tai buvo pakankamai stiprus, tai antibiotikais porą dienų vaišinius, bet jis spėjo paskui nepasigauti. Ir aš galvoju, kur aš rasiu dabar veikiančią bažnyčią, nes toj bažnyčiai, kur priejau, ten miestas, neveikia, nėra, šiaip tai nėra mišių. Praeinu, žiūriu Marijos bažnyčią. Tai įeinu į vidų, jis tokia senoviška, tenai grindys jau remonto reikalauja, jau seniai tokiais ir išsiklaipė, žinai, ir panašiai. Beldžiuosi tenai, duok kur nors man mišiuose atbūti tenai. Praėjo gal 4 ar 5 kilometrai tenai ten šito, tai pasirodo ėjo seminaristų grupė, jį turėjo kunigą. Tenai ten nedideliai koplytėliai šalia bažnyčios stovi, ne, toje bažnyčiai nedideliai koplytėliai
Jie aukoja lotyniškas mišias, tenai ten šitą užėjau, viskas tvarkoja, išėjau patenkintas, tenai ten šitą, jau labiau, kad iš žodžio liturgijos tiesą negirdėjau, bet aš žodžio liturgiją visada iš ryto skaitau, tenai ten man nebuvo nieko tokio prarasto, tenai tai vat, o aukoja aš sudalyvau nuo pradžios iki galo, tenai ten šitą, tai buvo viskas tvarkoja, nu, davė. Bet čia yra, kaip pasakyti, čia yra tokie įprastiniai, aš sakyčiau, netgi dabar susitikimai tenai, kurie būna kartais ir daug sudėtingesnių, ten šito, bet jie yra visi palankus tavo, iš jų visų mokais, ten šito, kalbėkis su keliu, kalbėkis su tais, kurie yra tavo kelyje, ten šito, tu jų nematai, bet jie yra tikrai šalia ir tikrai jie tave myli. Kiekvieną dieną vaikšto daug? Kaip? Kiekvieną dieną, vis tiek vaikšto, ar ne? Dabar ateina labai mažai žmonių į Santiago piligrimų centrą. Ateina. O Jūs vaikštot. Ar ruošiat? Aš pats ruošiausi ilgai. Aš nesiruošiau, mes ruošiamės visą laiką tenai, ten šitą va, su piligrimais, tenai ten šitą ir Rasai, ir Alfredas yra, ne tik tai Vilma, Aušra, Vytautas ir daugiau čia žmonių, tenai Alfonsas, Grigalius, tenai ten Viešpatė, tenai ten šitą, mes visą laiką vaikštom, tenai ten pasirinkimas šioks toks yra, bet šito neužtenka. Tenai ten norint eiti šito keliu, kur prancūziškuoju, aš sakau, nebuvau tam pasirengęs, aš buvau pasirengęs eiti prisimindamas portugališkai kelią su savo draugu, kursioku. Tenai tai galvojau, kad toks ir bus. Ne, jis buvo agresyvesnis, tenai tai ir reikėjo įveikti ir reikėjo nusistatyti. Tenai tai ne, aš nepasiduosiu. Tenai tai šito. Tai, bet kažkokio tai sunkumo papildomų tikrai nebuvo. Tai reiškia, tie pasirengimai yra pakankami. Tenai tai šito, kai ir mums vaikštant yra pakankami, kad galima būtų praeiti. Čia buvo diena iš dienos, labai sunkus. Tik tai tiek, kad, sakykime, eiti 30 km, mes puikiai žinom, kaip iki Platelių reikia eiti, tenai tai ir ypatingai, kai ten į pabaigą yra kalnai, tenai juos reikia užlipti, tiesiog kojos kartais ir nebenori klausyti, tenai, bet pradedi ir vėl, tenai, su tam tikru ir pajuokavimu ir panašiai, tai viskas gerai, ir pasiekia tos Platelius, tenai, paskui, kai nuo kaliukų reikia leistis, viskas yra tvarkinga, viskas yra gražu. Nereikia to akcentuoti savį. Ar buvo kankynė? Ne, nebuvo. Aš niekada nejaučiau, kad kažkoks tai kankinimas būtų ir panašiai. Ne, viskas yra labai gerai. Aš labai gerai pabendravau su keliu, su visais tais, kurie buvo ir draugais, kurie buvo, kurie ir išliko. Draugai. Ir tiesą pasakė, šitą yra vienas toks niuansas, kai eini ilgą laiką, aš tą pajutau dar eidamas 2016 šitą Žemaičių rožinį sukdamas, maždaug nuo 20 dienos, maždaug 3 savaitės praeina. Tai pradedi tolti nuo savo artimųjų. Tai aš labai džiaugiuosi, kad dabar yra telefonai, kai galima ne tik tai pasiskambinti, bet ir pamatyti. Ir tada yra žymiai paprasčiau, nes tas tolimo jausmas, jis yra. Ir tada tu turi jau pats save reguliuoti ir organizuoti tiesiog, tai vis dėlto, ką tu renkiesi. Tai šitą galima būti taip, nes kai pareini iš kelionės, iš karto ištrūkti iš keliavimo negali. Man reikėjo 1,5 savaitės, kol aš pabėgau iš kelio. Tai parvažiavus. Šiaip tai galvoju, dar eini, jausmas toks, kad eini, savęs organizavimas net ir dieną. Kad eini tenai ir šiaip tai, jeigu būtų reikėjo susitikimą daryti tuo metu, aš dar būčiau jums tenai vedžiojęs ir jums būtų buvę nuobodu.
Dar vienas klausimas. Ačiū visų pirma, noriu padėkoti už labai išsamius kasdienius aprašymus. Meistriškus aprašymus su labai gražia literatūrinė kalba. Tai buvo labai įdomu tikrai, bet ačiū labai, kad vedat kartu su mus. Ir labai įdomu buvo skaityti kiekvieną aprašymus. Tai klausimas yra, nuguls kur nors galbūt į knygą, nėra kur kitur šitie aprašymai. Taigi knygas rašo Juozas Gaižauskas. Kodėl man reikia rašyti? Šitą šiaip tai viskas yra parašyta, yra refleksijos pateiktos. Tai aš nemanau, jo labiau, kad Gaižauskas pavasarį ėjo kaip tik tai tuo keliu, kuriuo aš ėjau, šitą dabar. Tai nežinau, tam tikra tokia konkurencija, aš niekada tų dalykų kažkaip tai nemėgau. O šiaip tai dėl tų aprašymų, kur jos į dienos pabaigą, kai reikia parašyti, ypatingai kai vietos nėra atsisėsti, sakykime, kur nors ir baksnoji atsigulęs telefoną, tai iki poros valandų ten užtrunka, kol galų gale patenkintas lieki tekstu, žinai, ir gali publikuoti. Dar kai įpratau, kad vis dėlto gali būti klaidų, reiškia dar patikrinti ir ne vieną kartą reikia, tai užtrunka. Bet aš labai visiems dėkoju tiem, kurie žiūrėjo ir atsiliepimus rašė, ir vertino tie jaustukai ir panašiai, jie iš tikrųjų labai gelbėjo kelionį. Jums visiems dėkui. Tikrai. Kiek laiko? Šitą kelionę galėjo trukti trumpiau, aš galėjau nueiti maždaug per kokias 35 dienas, 42 dienas. Kai eini su draugais, visada reikia derintis ir su jų interesais, ne tik tai su savo. Čia yra suprantama. Kitas dalykas, pati pradžia buvo mano neįskaičiuota, kad gali būti vis dėlto daug sudėtingiau, negu kad aš pačioj pradžiai įsivaizdavau. Tam reikia, tokiom kelionėm reikia pasiruošti. Eiti portugališkųjų kelių, šiek tiek prasivaikščioti reikia, sakykime, mes, kai pradedam kalbėti, ir su Aušra, kai mes kalbėjom, tai pačioj pradžiai, gal po kokius 7 kilometrus, paskui jau 10 pradėjau kalbėti, panašiai, kiekvieną dieną. Man tai prieš kelionę. Šiaip tai kiekvieną dieną vaikščioti tiek žmonėm nereikia, bet tam, kad kojos pasiruoštų ir kad nebūtų paskui per daug nutrintų vietų ir pūslių, nes pripranta koja ir jinai užsiaugina savo apsaugas, jin pripranta prie to. O jeigu tik tai į tai nekreipia dėmesio, labai daug problemų iškyla, nebūtinai visiems, kiekvienas žmogus individualus. Vieniems žmonėms reikia specialių kojinių. Mano draugas pamatė, kokias aš kojines Portugalijoje šitą turiu. Tu žiūrėk, tu paprastas kojines, medvilninės, paprasčiausiai, žinai, o pas mane specialiai 30 eurų už porą šitą, o puslės visa tada puslėse, aš galvoju, kaip jis ištemps tą kelionę, ir kiekvieną vakarą kariauju. Vienam būna, man 16 metais irgi buvo panašiai, tai nepripratusios kojos. O paskui viskas susitvarko, šitą šiuo atveju tai vaikščioti reikia, ir pasiruošimo šiaip ar taip tikrai. Kojos, ypatingai dabartiniai kelionėje, kur buvo, jos kaip geležinės. Šitą raumenis dirba ir iš tikrųjų negali įspausti. Dabar jau šiek tiek atsipalaiduoja. Pradeda netgi kartais ir nervą užspausti, šiek tiek pradeda, toks, gaunasi nejautra tokia atsiranda, bet dabar jau viskas praeina, viskas yra gerai. Tai ypatingai tokių didelių pasirinkimų, kaip ir pasivaikščiojimų nereikia, bet kiekvieną dieną, mažiausiai, sakykime, sveikai yra vis dėlto pasivaikščioti kokias 5 kilometrus. Tai ir vaikščiokim. O kodėl mes turėtumėm nesveikiai būti? Jeigu kas gali mažiau, reiškia mažiau, bet vis tiek vaikščiokim. Ir bus viskas tvarkoja.
tenai į mane jūs nesilygiuokit, aš esu kvailys, aš vaikštau 10 km, o šitą kai kada ir daugiau kaip 20 tenai ten šito. Tai čia aš tik tai sugadinčiau jums gyvenimą, nes čia yra ne mano pavyzdys jums reikalingas tenai ten šito. Tokie pavyzdžiai tik tai žmogų sugadinti gali. Tenai, čia jau, sakykime, kaip žmogui duoti. O man irgi reikia to, nes taip veikia normaliau kraujotaka ir nešiojama yra tenai ten šitą ir čia yra tiesiog neišvengiama ten šitą, kol judu, tol gerai, tenai nejudėsiu, bus blogai. Na, nu, ką reiškia blogai? Viskas yra čia pat ranka pasiekiama, tenai mes tiesiog tik tai pereisim į kitur. Iš šio vakaro čia Dievo karalystė. Viskas yra čia pat, tenai, ir viskas yra labai miela, reikia tai labai mielai priimti. Noriu padėkoti Vaciui už jo atvirumą, už jo pasidalinimą tokį nuoširdų ir atvirą iš tikrųjų. Tai apie Dievo prakalbinimą tai aš galiu pasakyti. Turėjau, sakant, sunkių momentų atvykus į parapiją, tai visokių išbandymų ir tokių sunkių dienų buvo. Tai vieną dieną laukiu vyskupo, rimtas pokalbis turėjęs būti apie parapiją ir kitus reikalus. Ir taip tokia įtempta diena, žiūriu skambutis, Vacys skambina. Važiuoju automobiliu čia Klaipėdoj. Man atrodo, ne iš ligoninės, tik tais iš kapelionystės grįžtų toks jau. Tai, pirma mintis galvoju, tik kas nors. Jau kas nors, kaip sakyti, reikia pagalbos. Kur nors ten nusiverti, nuriedėja, sakys, kam skambinti, sakys, tai reikia pagalbos. O jis atsilieptai, ramiai šneka, pradėjom kalbėti, sako, norėjau tavo balsą išgirti, žinai. Man toks, kaip sakyti, kaip balzamas ant širdies. Galvoju. Ein Vacys neša savo širdį, ein į šventas vietas, iš Liurdo į Santiagą, jis galvoja apie mane, neša, kai sakant, širdį, tai sakau, viskas bus gerai. Tai iš tikrųjų ačiū Vacy. Ir dabar jau, aišku, ne kelionių metas, tai noriu padovanoti knygą. Nežinau, tikriausiai tikiuosi, kad neturi. Tai yra Plateliai, Beržoras, Gintališkė, Šateikiai, Žemaičių, Kalvarijai ir Geglienai. Tai maršrutas, kuris yra, sakydam, nušlifuotas, tai sakant. Tai sakau, nors dabar keliauti negali, tai bent jau knygą vartydami, čia ir iliustruota knyga ir su nuotraukom, tai bus toks, kaip sakyti, turbūt atgaiva, kai sakant, šito tokio periodo, kai negalite eiti, negalit būti kelyje. Tai va.